Labutis, mėlyjeji. Sveikinuosi su visais, kas mane žiūrite. Kas tik pirmą kartą mane matote, aš esu mėlyjeji Sandra. Čia Taro kortų ir runų kanalas. Tikri Taro kortų ir runų skaitimai, džiaugsmui, laimiai, laimingum likimui, pozityvui, darbui su savimi, tiems, kas norite pokyčių. Šiandien, mėlyjeji, ateinu su tema, santykių tema. Gal turite pauzę santykiuose, gal esate susipykę, gal tiesiog nebendraujate, gal su savuoju vyru, jaunikaičiu ar vaikinu, abu tylite. Taip ir vadinsis tema, abu tylime ir pasižiūrėkime, kas su juo vyksta. Pasižiūrėsime, mėlyjeji, bendrą energiją, jo vidinį pasaulį, išorinį, kas su juo vyksta, ką jisai jaučia, ką jisai apie jūs galvoja. Kol tarp jūsų yra pauzė, tyla, emocijos, pasižiūrėsim, kokias keliate jam emocijas, ką turite žinoti svarbaus apie patį jį. Na ir kortų gale pasižiūrėsime rekomendaciją, gal perspėjimas iš angelų, iš visatos, iš aukštesniųjų, mėlyjeji, jums. Na ir pradėkime. Su šia kortų kalade nauja, kristalų, mes pasižiūrėsim vyruko bendrą energiją. Kas čia šiandien vyksta? Koks jo išorinis pasaulis, vidinis, kas vyksta su juo šiandien? Kodėl taip vyksta? Kaip jisai, kokioje yra bendroje energija, mėlyjeji, pasižiūrėkime. Vyruko bendra energija šiandien. Kas vyksta su tavim, mielas vyruk? Na, ir pasižiūrėkime su šia nuostabia kortų kalade. Kaip jisai mato jūs? Kokie jūs jam? Su savo vidiniu matymu, kaip jisai mato jūs? Taip, mėlyjeji. Kaip jisai mato jūs? Kokie jūs jam? Su savo tuo vidiniu matymu. Iš vidaus, kaip jis mato jūs? Jūsų kokia energija jam atrodo? Kaip jisai mato jūs? Na, mėlyjeji, ir pasižiūrėkime pagrindinės mintys vyruko. Pagrindinės mintys, jo apie jūs. Kol tarp jūsų yra pauzė, tyla, pasižiūrėsime pagrindinės mintis. Pagrindinės mintys. O jūs, kol aš dėliosiu kortas, galvokite apie savąjį vaikiną, apie paskutinį susitikimą, vizualizuokite jį, kaip jisai atrodo, koks buvo paskutinis susitikimas, mėlyjeji. Mintys pagrindinės jo apie jūs. Pasižiūrėkime emocijas, kokias keliate jam. Emocijos, jausmus, kokias jiems keliate. Gal jisai nesako jums nei jausmų, nei savo emocijų, mėlyjeji. Pasižiūrėkime, kokias emocijas savajam vaikinui, jaunuoliui, jaunikaičiui keliate, mėlyjeji. Pasižiūrėkime, kokios emocijos jam kyla, ką jisai jaučia jums. Pagrindiniai jausmai, emocijos, ką žmogus jaučia jums. Na, pasižiūrėkime, mėlyjeji, ką jūs turite aplamai žinoti svarbaus tokio apie jį. Pasižiūrėkime, ką jūs turite svarbaus tokio žinoti apie šį žmogų. Gal kokių paslapčių žmogus turi. Pasižiūrėkime, ką jūs turite žinoti svarbaus apie jį, apie šį žmogų, apie savąjį žmogų. Ką jūs turite žinoti apie jį? Ką jūs turite žinoti apie jį, mėlyjeji? Va, net 2 kortos, gerai, lai būna. Galbūt tai svarbu, reikalingos net 2. Na ir pačiame gale kortų mes pasiklausime rekomendacijos visatos, perspėjimo angelų, aukštesniųjų jėgų. Rekomendacija jums, ką parekomenduotų aukštesnėsios jėgos tolimesniam keliui, jūsų porai, kaip mato jūsų porą aukštesnėsios jėgos, gal kažkokį perspėjimą duos ar rekomendaciją. Na, pasižiūrėkime, ką parekomenduotų aukštesnėsios jėgos jums.
Žiūrėkime, susikoncentruokite į savąjį vaikiną, į savąjį jaunikaitį. Pasižiūrėkime jo energiją šiandien. Sėkmė, mėlyjei, krenta sėkmė. Žmogus kažkokioj tai sėkmėj yra sėkmingas. Štai jo bendra energija sėkmės, pasisekimo. Štai kokia nuostabi korta. Sėkmė. O kodėl tavo tokia energija, kodėl tu sėkmėje, kas čia vyksta pas tave, papasakok daugiau. Sako, pas mane vyksta gyvenime pokyčiai, su manim visata, su manim aukštesnieji, aš jaučiu visatos žmogus, aš esu sėkmėje, nes mane saugo, turiu galingą apsaugą. Kodėl tavo tokia energija, tu esi sėkmėje? Baigiau, sako, visus konfliktus žmogus, aš noriu šeimos, aš noriu ramybės, aš nenoriu pavydėti, aš nenoriu toksiškumo, aš baigiau, mečiau visas atakas, kovoti, aš noriu vykti pas savąją damą. Mane tu riteris, aš sako, pabuvau vienumoje užsidaręs, aš nešiau savąjį kryžių, savąją naštą, šiandien dieną aš noriu pergalės. Noriu vykti pas moterį, kuri yra liūto, avino arba šaulio ženklo. Tai yra mano svajonių moteris. Aš apie ją svajoju, jinai toli, kaip ta žvaigždė nepasiekiama. Mūsų santykiai labai ilgi. Čia žmogus sako, man jau ir daktaro reikėjo, ir katastrofa, ir trauma. Man tokie santykiai pirmi pagal likimą. Matot kaip? Čia vat, mėlėja, jam tokie santykiai, sako, aš toks čia, sako, be patirties jaučiuosi, toks jaunatviškas, jaunas, sako, aš toks kaip vaikas, mėlėja, šitą moterį, sako, aš iš seniai žinau, aš noriu meilės, balanso ir harmonijos. Mėlėja, štai, vat, jisai tai pasakė, žmogus, galbūt verslo pasaulio, galbūt ožiaragio jaučio, arba mergelės ženklo vyrukas, kuriam esate pagal likimą. Jisai pasukęs ratą į laimę ir dėl to jisai yra sėkmingoje sėkmėje. Matot, kaip jisai yra pasisekime sėkmėje, sako, va dėl to. O kaip mato jūs vyrukas, kokie jūs jam? Na, sako, erelis, moteris, jūs tokia kaip irgi labai nuostabiai mato jūs. Erelis, ką galiu pasakyti? Sako, aš tą moterį matau galingą savo gyvenimo kūrėją. Kūrybiška gal jūs esate dama. Mato jūs savo gyvenimo kūrėją, kad jūs pati kuriate savąjį gyvenimą. O kaip suprasti? Kaip čia suprasti? Kodėl tu matai, kad jinai tiesiog savojo gyvenimo kūrėja ir labai galinga, stipri savojo gyvenimo, jinai kuria pati, sako, savąjį gyvenimą, jinai užsidariusi ilgai buvo, sako, vienumoje nuo išorinio pasaulio, turėjo, sako, ir nemigos, ir depresijos dalykų, labai sunkioj būsenoj buvo, santykiai, sako, mūsų nelengvi, čia tiesiog daug blokų nusiėmė moteris, daug reiškėsi įsitikinimų, buvo tam pakibime, kur negalėjo veikti, santykiai negalėjo eiti į naują pradžią ir sako, jinai dabar griūva, senas modelis, aš matau, kad pas ją viskas ir tiesiog sako, matau, kad pas ją ateina laimė. Ir jinai per šitus santykius labai tapo galinga ir tiesiog kuria pati savąjį gyvenimą su laimė, jinai nori laimės. Mato, kad jūs norite laimės, esate tikrai jam svajonių moteris, mėlyjei, liūto, avino arba šaulio ženklo moteris, su kuria nori taikos, jisai konfliktų nenori. Jisai dabar pabuvęs vienumoje tyloje, jisai pradėjo jam plėsti sąmonę, mato, kad ir jūsų įsiplėtusią sąmonę su visai kitokiu matymu pasaulio, jūs norite rojaus idėjos žemėje, labai taiki moteris ir jis ruošiasi pas jūs pokalbiui atvykti, mėlyjei. Taip. Sako, aš matau, kad jinai tapo galinga. Tas, kas buvo sugriuvo, sako, aš noriu. Matau, kad jinai eina į pergalę. Moteris ir jaunatviškumo nepraradusi. Ir iš senai, sako, aš ją pažįstu. Ir norėtų netgi vaikų su jumis sukurti šeimą gražią, nes sako, tai mano likimas. Pagal likimą moteris. Va taip, va, mato, kad jūs tapote savo gyvenimo galingą kūrėją, kūrėte pati savąjį gyvenimą. Ir labai stipri, sustiprėjusią mato jūs. Pasižiūrėkime pagrindinės mintis. Na, sako, karalienė kardų, oro ženklo moteris, sako, šalta moteris šiuo metu. Na ir mato, kad jūs einate į savąją naują pradžią. Sako, tai mano pora, čia oro ženklo.
ir vyrukas, ir mergaitė. Dvyniai svarstyklės vandenį gali atitikti arba tiesiog atitikti gali, kad jūs esate sielos dvyniai, tos pačios energetikos, tų pačių tikslų, tų pačių norų, tų pačių siekių. Jis apie jūs galvoja ir nori su jumis eiti į naują pradžią. Na, pasižiūrėkime, mėlyjeji. Mintys apie jūs. Sako, tai yra mano moteris su resursais, be galo talentinga, taupi moteris, ožiaragio, jaučio arba mergelės ženklo. Aš, sako, kažkada su ja šanso nemačiau, labai čia, sako, sunku santykiai, daug išmokau. Mes mokėmės abu, sako, per šitus santykius ir šiandien dienai aš noriu teisingumo, aš noriu eiti teisingu keliu. Ateina, sako, pas mus teisingumas, aš noriu vesti santykius į teisingą linkmę su liūto, avino ar šaulio ženklo moterimi. Taip, mėlyjeji, nori šeimos. Štai kokios mintys, meilė. Meilė mato savąją šeimą, nori laimės ir yra pasukęs ratą į laimę. Sako, aš pasukęs fortūnos ratą į laimę ir pas mus ateis. Dabar, sako, ateis pasikeitimai, aš šios moters niekam netiduosiu. Laukia susitikimo jisai, dirba ir laukia, mėlyjeji, kada su jumis susitiks. Kažkada tai buvo ir apgaulių, sako, ir visko čia buvo. Gal žmogus stebi jūs internete, jeigu per atstumą. Sako, nori pokyčių didelių. Jam net ir gėda kažkur, jeigu buvo kažkada apgavęs ar neteisingai pasielgęs, pas vyruką net ateina bumerangai. Jis tą pajautė. Jis pajautė, mėlyjeji. Ir jisai laukia pereiti su jumis į ateitį, nori eiti į priekį, nori atvykti lazdų riteris pas jūs, karštas vyrukas, nes mato jūs savąją meilę. Jūs jam keliate emocijas, meilę, myli jūs. Štai va tokios mintys, mėlyjeji. Kam atitinka, uždėkite patiktuką, aš žinosiu, kaip praėjo šitas kortų skaitimas. Pasižiūrėkime, mėlyjeji, emocijas, kokias keliate jūs jam. Jausmus, ką keliate, myli jūs, mėlyjeji. Myli savo damą, štai, ožiaragio ženklo, jaučio ženklo arba mergelės ženklo moterį myli vyrukas su jausmais. Meilė, štai kokia meilė, čia yra meilė. Jūs jam keliate emocijas, štai. Čia yra meilė, mėlyjeji. Va tokios pagrindinės emocijos ir jausmai. Dar pasižiūrėkime, pagrindinės emocijos, sako, oi, kokie ilgi buvo čia santykiai, užsitęsę. Taip, sako, mes esame kaip ir sielos dvyniai, čia netgi tiks tos pačios energetikos žmonės, žemės ženklo čia krenta, mėlyjeji, bet nebūtinai, tiesiog galite būti žmonės panašus, žmonės, kažkas tai čia vaikų jau turi, gal tas vyrukas, mėlyjeji, su vaikais, jau jūs ir vaikų turi, jūs pažįsta senai, mėlyjeji. Šią damą jūs, mėlyjeji, na ir sako, taip jaunatviškai jaučiuosi ir nori teisingų santykių, nori oficialių santykių. Vyrukas gauna ir bumerangus. Taip, mėlyjeji, čia bus pokyčiai, vyrukas išves santykius į teisingumą po štai kokios sunkios būsenos. Čia žmonės, čia jau ir daktaro reikėjo. Į pergalę išves vyrukas santykius. Taip, mėlyjeji, jis nenori konfliktuoti su jumis. Jis čia tikrai sako, aš jau šanso buvau nematęs, visko buvo. Labai sunku santykiai su mylima moterimi, su vandens ženklo moterimi, su žuvyčių, skorpiono arba vėžiuko ženklo moterimi, mėlyjeji. Atvyksta vyrukas į pokalbį, ką tu siūlysi, sako, nu čia daug programų nusijėmė, daug blokų, mes praėjome patį sunkiausią kelią, aš noriu siūlyti oficialius santykius. Galbūt kažkas ir santuoką turėjote sunkę su žmogum likimu. Dabar šitie visi išdirbti dalykai. Jausmai ir emocijos. Sako, aš esu laukime, noriu eiti į kitą etapą, atvykstu su daug noro, su daug potencialo, su puikia sveikata, su veržlumu. Noriu jūsų kaip moters, aistringas vyrukas, kuris randasi per atstumą ir praeina šiandien transformacinį laikotarpį. Va taip, mėlyjeji. Reiškiasi, šitie santykiai, meilė, išdirbo daug programų iš jūsų vidaus. O vaikinas jaunatviškai jaučiasi, kad ir garbaus amžiaus, čia jam tokie santykiai pirmi, sako, jaučiuosi kaip 16 metais. Pasižiūrėkime, ką jūs turėtumėte žinoti svarbaus apie jį. Daug kalbų buvo, daug apkalbų. Ne, čia matot, net iškrito 2 kortos.
Septynakė vėjo, sako, čia yra kalbos, mėlyjeji. Kardų septynakė. Žiūrėkit, čia yra kalbos, sako, ką jūs turite žinoti. Galėjo jūs apimti beprasmiškumo jausmas. Gal net negalėjote kažkaip išreikšti savęs kažkada. Dabar jau galite išreikšti, atskleisti savuosius talentus. Per šitos santykius atsiskleidė. Ir senos sistemos, išeinate iš senų sistemų dabar. Sistemos visi dalykai senos užsibaigė, kuriais kažkada tikėjote, dabar neveiks ir yra pasenę, mėlyjeji. Tie visi stereotipai, įsitikinimai, šitie visi išeina lauk. Gali būti, kad sunkiausią kelią praeinate per šitus santykius. Atsisakote senų įpročių, įsitikinimų, laikas atėjo keistis, dabar jūs turite tą žinoti. Nebijokite, sako korta, pokyčių, nebijokite judėjimo į priekį, ateina didelės permainos, kur galite turėti baimių. Bet baimės gali netikti joms, turite nieko nebijoti. Nes ką turite žinoti, čia žmogus yra kaip vos ne sielos dvynys, tai yra mylimieji, o mylimieji sako, jūs traukiate vienas kitą, su tuo, ko norite susilieti, meilė savo atsirado per šitos santykius, pasitikėjimo daugiau įgavote, tas, kas mane žiūrite, pagarba savo ir gilus vidinės santuokos supratimas. Ir tai raktas pas jūs į ilgalaikius santykius. Kaip galiu pasakyti, tikra santuoka susideda iš žinojimo, kad esate vieningi ir laisvi tuo pačiu metu. Neprisirišę, čia žmonės neprisirišę santykiai per atstumą. Esate sesė ugnies. Ugningas laikotarpis, ugninga moteris. Labai galiu pasakyti, kad moteris tokia uždeganti, idėjų pilna. Nes dar labai jaunatviška, labai tokia jaunatviška. Nes prisiimkite visus dabar pokyčius, judėjimą su balansu ir ramybė. Priimkite į save tuos dalykus, tik su balansu ir ramybė. Entuziazmo žmogus esate, pilnas pasitikėjimo savimi, su gera iškalba galite būti, medituokite. Meditacija padės tokia, kai į vandenyną ar į jūrą besileidžia saulė, romantiški vaizdai jūs nuramins. Atgausite ryšį su tuo, kas tikra ir labai ilgam. Va tą turite žinoti. Na ir sako, čia žmogus pilnas šviesos, labai šviesus ir stiprus, su begalybė šviesos, tokia stiprybė. Ką dar jūs turite žinoti apie šitus santykius? Sako, tai yra meilės rautas, žmonės yra meilės raute. Ugnies penkakė, sako, čia kova buvo tarp žmonės kovojo su savimi ir protu ir širdimi. Tai vat, mėlyjeji, abu tylite ir kas čia vyksta. Šitie santykiai išvedė iš pačio žemiausio taško su broliu ugnies, o brolis ugnies tai yra vyrukas, gali būti jūsų ugningas vyras su vidinė liepsna viduje. Pas jį gali būti jėga, greitumas, blizgesį mėgti, judrumas, romantiškas. Tik tai su šiuo vyruku reikia būti labai atsargiems, nes jis gali būti per daug impulsyvus, nes labai pokyčiai dideli. Dabar jūs esate ant pokyčių meto, tiesiog metas pokyčių, mėlyjeji. Na ir čia sako žmonės pagal likimą, ateina teisingumas, ateina ta karma. Ką pasėjote, tą ir pjausite, kur ėjote, tą ir gausite. Štai va tą turėjote žinoti apie jūsų porą, kada abu tylite, mėlyjeji. Dabar pasižiūrėkime rekomendaciją, gal koks perspėjimas angelų sargų visatos jums iš aukštesniųjų. Sako, baigėsi kovos pas jūs. Esate savo gyvenimo kūrėjai, magai. Ir santykiai buvo paslaptingi, paslaptys visos atsiskleidžia. Galbūt jūs, žmogus prijaučiantis ezoterikai, esate, mėlyjeji.
Sako, visata tai labai ugninga moteris deivė, prijaučianti ezoterikai, liūto avino arba šaulio ženklo. Sako, vyksta aukštesnysis teismas, vyksta dideli pokyčiai, nes čia žmogus duotas pagal likimą. Visata su jumis, viską mato. Sako, ateina atostogų, jau nori žmonės. Jau jie čia taip persitempė, kad nori triumfo baliaus. Čia buvo labai daug egoizmo pas žmonės. Čia galbūt, mėlieji, iš to tokio žemiausio taško, sako, mes šitą porą išvedėme. Čia daug mokėsi, daug praėjo, daug sunkumų įveikė porą. Čia ir vos ne daktaro reikėjo. Ką visata sako, bet šiandien dienai mes juos vedame į sąjungą ir balansą, nes tai yra meilė. Taip, kad, mėlieji, eina vyrukas didelės transformacijas, kol tyli, dėl to jisai ir tyli, jam yra nelengva. Santykiai per atstumą. Laukite, sako, 8 dienų, 8 valandų eigoj parašys arba susitikimas bus. Šulinys, galimybės naujos atsiveria, mėlieji. Išeina toksiškumas, pavydas, apgaulės, sukčiavimai, sako visata. Laukite. Nes per šitus santykius, sako, galite būti ir žvaigždė, ir susikurti savo įstaigą, savo profesiją, save atrasti, mėlieji. Projektus galbūt pradėjote kurti, atakas atrėmėte, mėlieji. Neliūdėkite, sako. Čia santykiai su jumis aukštesnėje, čia yra šventikas, mėlieji. Čia gal netgi galite, jeigu neturite santuokos, eiti ir į santuoką. Čia, sako, žmonės gali ir santuokos sulaukti. Va taip, visata, sako, su jumis, vyrukas skuba į pokalbį. Nežiūrės į praeitį, jau jisai praeitį pamirš, jau jam galvas skauda, sako, pačiam. Tai yra jūsų imperatorius žmogus, galbūt jau ir tėtis, su kuriuo nelengvi santykiai, kuriam pačiam labai širdis buvo sudaužyta, nuoskaudų daug, bet, sako, mylėkite, tikėkite ir viskas bus gerai pas jūs visata. Taip, sako, teisingumas ateina. Gali būti, kad vyrukas siūlys oficialius jau santykius, gavęs yra ir bumerangus, taip kad visata su jumis, dideli pokyčiai jūsų poroj, tikėkite, vyrukas pasirodys, mėlieji. Čia, matot, visata su jumis, galimybės naujos, mėlieji. Nu, dar pasižiūrėkime, ką pasakytų mums dar kokią įžvalgą iš angelų. Su nauja kaladė norisi truputėlį. Man labai patiko šitų kristalų kortos. Čia yra vidinis darbas su savimi. Labai nuostabi kortų kaladė, daug mankštų yra. Nurodyta, kaip treniruoti savo vidų, kaip išeiti iš tų negatyvių dalykų per akmenis, per kristalus. Ką visata nori pasakyti dar šiai nuostabiai porai? Sako, su jumis jūsų dvasios vadovai, su jumis aukštesnėje. Kaip galiu pasakyti, žinokit, su jumis tikrai yra dvasios vadovai. Stebėkite ženklus, gali net ir bendrauti, galite gauti ir ženklus įvairiausius iš aukštesniųjų. Akmenys celistitas, kvarcas, optinis kalcitas matome. Na, sako, angelai dvasios vadovai ant ryšio su jumis. Angelai aukštesnieji jums siunčia žinutes įvairiais būdais. Galite gauti ir per plunksnas, ir per monetų radimą, ir per skaičių sekas. Va taip, su jumis visata, mėlieji. Kanalai, sako, atsidaro pa žmonės. Ar taip? Pasižiūrėkime, mėlieji, labai įdomu. Čia atsidarė visi kažkaip taip per šią, reiškiasi, poroj bendravimo atsidarė kanalai ir džiaugsmo, ir meilės, ir galimybių kanalai. Ir raktus visus radote savo viduje, mėlieji, per šitos santykius. Bendraujantis žmogus, komunikuojantis žmogus, labai bendraujantis. 71 korta sako, čia pora daug stiprybės turi. Ir ką dar palinkėsite porai šiai nuostabiai? Na, sako, pora mato dabar viską aiškiai, didesnių paveikslų, nesiauras mąstymas, o platus pa žmonės. Ir tikrai, sako, ši pora, atrasite kompromisą su angelų pagalba, mėlieji. Čia užuojauta, kompromisas, pradėsit užjausti vienas kitą, mėlieji. Emocijos. Tikrai pas jūs, mėlieji, pokyčiai tokie labai dideli pačioj poroj, kad kyla emocijos.
Juodasis mėnulio akmuo parodytas emocijos, mėnulio ciklai, norų paleidimas išsipildymui. Mėnulio akmuo ir juodasis turmalinas puikus derinys čia yra. Mėnulio akmuo galima laikyti miegamajame, kai miegate, jeigu dabar yra emocinis laikotarpis neramus, taip pat kartu su turmalino akmeniu, mėlyjei. Sako, galite jausti, lyg viskas nekontroliuojama, tapo neramu ir norite, kad viskas pagaliau nurimtų. Taip kad turite atkreipti dėmesį, kurioje čakroje jaučiate dar bloką. Ten padirbėti su savim reikia, o taip tai su jumis visata, su jumis aukštesnieji. Čia emocingi žmonės. Va taip, va, mėlyjei. Na, su runa pasižiūrėkime. Abu tylime. Sako, gausite pranešimus, ansus krenta runa iš aukštesniųjų porai. Stebėkite, sako, pranešimus, nes jūsų pora yra likimo skirta. Pagal likimą dabar pas jūs bus apsireiškimai, ženklai, vizijos, įžvalga, naujienos, bendravimas. Taip kad, mėlyjei, viskas bus gerai. Su jumis buvo Sandra, atsisveikinu, kam patiko, spauskite patiktuką, širdelę, kas norite asmeninių kortų skaitimų, prašom, vietų yra. Eilių tikrai nėra, galima susitarti ir aš jūs priimsiu su mielu noru išsiaiškinti, kur yra klaustukas, išsiaiškinti, išsinagrinėti savo situaciją. Kviečiu visus į asmeninius kortų skaitimus. Mano kontaktus rasite po video. Ate.